Dabar visiems pasakyk, kad ne. Pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero, jeigu jūsų širdyse. Nu tai man, taigi žinai. Ačiū, kad žiūrėjot, mėlyni žiūrovai. Čia pradžia. Labas visiems, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir čia yra Meida, čia yra Viltė, ten yra Lukas, čia yra Aurimas, čia pradžia. Ai, labas! Ir mes šiandien važiuojame filmuoti naujos laidos. O Meida važiuoja į egzaminą, todėl visi palinkėkime sėkmės egzaminę. Kodėl nieks nelinki? Sėkmės, Meida, sėkmės, Meida. Sėkmės, Meida. O mes važiuojame į laidos filmavimą su visa komanda. Šiandien susitinkame su Luku Čestovu ir turėsime išbandyti VR areną. Aurimas laikosi jau, bijo kaip Antanas vairuoja. Taip, aš jau vairuoju pakankamai tikrai gražiai. Lukai, pakomentuok. Aš nežinau, kur jis mane veža. Jis nieko nesako. Tik tais paėmėm daug diržų, antrankių ir tau, Lukai, dabar šakės. Šiandien yra Luko pirmoji darbo diena. Sveikiname Luką atvykus. Sveikas prisijungęs prie mūsų. Dėkui. Mūsų antrasis operatorius. Jo, krikštysim dabar. Jo, va čia, va. Yra. Kur yra, ne? Paruošta viskas, yra gerai. Antanas geras žmogus. Taip, pasakykit, kad geras žmogus. Geras Antanėlis žmogus. Kai moka algą ir miega. Dviejose dalykuose Antanas labai geras. Antanas tada būna. Ai, tik tada? Ach, tai jūs rupūžės, ai ne? Blemba. Aš galvau, kad iš tikrųjų mes draugai. Mes tokie vat. Kas čia atvažiavo? Kas atvažiavo? Svečiai. Svečias atvažiavo Lukas Čestovas. Gerai, kamera, labas kamera. Pasiruošęs? Jo. Šiandieną mes dėsime sakinius ant galvos ir mes žaisim. Bet čia bus tas, kur bėgioji po kambarį, ne? Taip. Okay. Tai mes... Šitą aš esu bandęs. Esi bandęs? Esu bandęs, taip. Aš galvojau, iš pradžių, kai tu pasakei, man atsimenu prieš kažkada, galvojau, kad čia bus tas, kur to vaikščioti irgi, žinai. Tai va to nesu bandęs. Aš irgi tą patį galvojau, bet esu žvaigždė šitą. Bet šiandien bus toks principas, kad mes turėsim užsidėti ir viens ant vieno žaisim. Okay. Ir tipo ten bus 7 mapsai, man atrodo. Jo. Ai, nu, tai žodžiu. Jisai jau moka. Tu nežinai. Aš nežinau. Tu nežinai. Gerai, į vlogą žinau, į video nežinau, ne? Čia irgi nežinai. Ai, čia irgi nežinai. Šiandien bus VR, tu nežinai. Jau dabar, jau darom, kad aš nebežinau. Jo, nebežinai. Tu nežinai. Nežinau, tikrai. Nieko. Lukas nežino. Jis nieko nežino. Ne. Lukas nieko nežino. Ne. Jis nieko nežino, Lukas. Nori valgyti? Jo, bet jau suvalgęs tas muštinėgas. Ne, palauk. Ta irgi suvalgęs turi. Aš čia kažkur saldainių turėjau. Antanėlio mašinos turas. O blet, palauk, tikrai kažkur saldainiai buvo. Aš turiu nebent adekoloną. Na, šitą tikrai nevalgysiu. Vyrams. Vyram. O tu vyras? Vyrams. Atsimeni, aš renku šitos. Nori? Aš tokio neturiu. Neturi? Jo, aš turiu tik O, Sašą, prašau. Petras, dar vieną Sašą, Cipur ir dar kažką turiu. Čia bus geriau nei maistas dabar. Taip. Gerai, čia tau lauktų. Rimtai? Galiu? Jo. Ačiū. Atvažiavo į Kauną, gaus lauktuvių. Nu ko, atėjau, einu savo, kaip čia kietai atrodo. Čia va pasidėsim striukės, kad ten vaikinai žais. Filmuoja, repetuoja, ką sakys. Ar jūs esat pasiruošę? Liuksas. Aš viską žinau, kad čia reikės karočią išlysti iš kampo, netiksų galėsiu laukti, išgazinti Antaną ir nušauti tiesiog. Čia easy. Antanas ruošiasi. Jie filmuoja. Ar pasiruošę? Labai gražu žiūrėti, kaip vyriukai dirba. Akiai malonu. Labai juokinga žiūrėti juos. Oh my god. Jūs neįsivaizduojat, kaip čia karšta. Bet vienas smagiausių pramogų iš tikrųjų, net nemeluojant, man žiauriai kietai. Ir tu sušilęs neblogai. Ne, man šis sausas visiškai absoliučiai. Lemba, labai įdomu, kaip iš šono atrodo.
Žiūrė, akingai. Tu debiliukai, Vlaks laksto, žinai. Kažką ten graibolė, sėdi. Mums svarbu su 10 sužaist? Ką? Mums svarbu su 10 sužaist? Ne, visiškai neapskaitama. Kas galim jiem dabar? Šiaip, o davai tipo į laidą irgi įdedam, kad jūs pabandom. Norit? Gerai, prie mūsų prisijungė dar ir Meida atvažiavo tiesiai iš egzamino. Kaip tau sekėsi? Labai gerai, žinok, 10. Parašiai? Kiauras 10. Yes. Ne, ten reikėjo pristatyti, o ten... O dabar įsivaizduokit, kadangi mes turim nufilmuoti šitą laidą, kas yra čia prakytoje, tai dabar prie šitą mes pasikeičiam. Lukas su manim komentuosim, o žais Aurimas, Lukas, Meida ir Viltė. 2 prieš 2. Moterys prieš vyrus. Dabar Lukas sugalvoja, kad pagazdinti jisai nori. Labai juokinga, kai jie nieko nemato apart šito, kas vyksta realybėj, nerealybėj. Nu, kaip sekės? Labai gerai, mes laimėjom. Labai Jūs laimėjot? Buvo, bet žiauri karšta. Pakaršta? Nu, kaip jum? Žiauri gerai, žiauri gerai. Labai karšta. Tu MVP, Aurimai. Ir grįžtam mes namo. Grįžome po filmavimo laidos. Ir dabar tiesiai, ką darysim? Filmuosime kitą. Ar jūs esate nusiteikę gerai? Kaip gyveni? Gerai gyvenu. Vlogą. Ir Išsigavau. lifehack. Mano nauji plaukai. Labai gražus, komentuoju, kad gražus. Ką filmuosit? Mano nauji plaukai. Aš gerai atrodau. Labai gražiai. Labai Mes gražiai. padaryti. Labai gražu. Labai gražus. Dažė Inga. Papinga. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną darome naują mūsų rubrikėlę. Ir dabar pasižiūrėsime pirmą kartą ir aš juos ir iš karto turėsim išbandyti juos. Kažkaip įdomiai pasakiau. Labas visiems, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną darome lifehackus. Važiuojame prie pirmojo mūsų lifehacko. Klat! Daugiau pamatysite jau video naujame. Ką tik nufilmavom naują epizodą gamingo 11 vakaro ir Belen kokią rubriką, net nežinau kaip pasakyti. naują rubriką sukūrėm iš tikrųjų gamingo mūsų kanale, ne gameris, tai linkas yra aprašyme. Mes darysim, kad vieną dieną kelsim į savaitę gamingo videkus, tada antra rubrika, va dabar ką nufilmavom, tai reactionus ir reagavom į lietuvišką TikToką. Tai esu daręs ne vieną kartą tokių videkų ir žiauriai prižvengiam, bele kiek juokinga. Čia mes ir dabar Belen kaip prisižvengiam, čia iki ašarų, netgi keli momentai buvo baisu. Šakės, tai žodžiu, šią savaitę irgi pasirodys tas videkas ir dar taip pat ruošiam mes tos streamus. Neprisiruošiam, bet tikrai paleisim, galbūt, nu, labai tikiuosi, niekada negaliu žadėti kažko tai, bet tikiuosi, kad šį savaitgalį jau bus mūsų pirmasis streamas ne gamingo kanale. Ir gali pamatyti būtent YouTube'ės kanale, ne gameris, tai linkas description'e, būtinai užeikit ir visą laiką pakomentuokit po naujais video, gal kažkokius žaidimus turit pasiūlyti, arba ką pakomentuoti mes galim. Arba šiaip gal kažkokią naują rubriką, gal turit minčių, tai come on, guys. Jo, mums reikia jūsų, su jumis mes galim tobulėti ir kur dar daugiau. O man atrodo, šiandien dienelė tai irgi buvo bombinė, nes man buvo nuo pat ryto 3 filmavimai, atlaikiau visus. Ir ką, dabar rytoj laukia montaž. Montaž ir netgi dar vieno video filmavimas. Jo, ir dar vieno videko. Nu, žodžiu, tai vat, kepam darom ir labai smagu, kad galime dalintis ir rodom jums, kaip viskas va vyksta ir tas visas behind the scenes. Tai va, žodžiu, hebra, ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas, čia dabar Robis ir visa, aišku, komanda, kuri jau nėra ofise šiuo metu. Miega tik. Jo, tai ačiū jums labai ir susimatysime rytoj arba ne rytoj, nežinau. Ate! Iki!